Labas, Juliau. Labas, tai. Na ką, turime šiandien kokį orą, ne? Na tikrai pradėjo lyti, jau artėja vasara, tai ir lietus pradeda Lietuvoje lyti. Tai ką, šiandien montuosime stogo gagnės, montuosime lytėjinės steiko džaisijas, parodysime kaip tą daryti, kaip tarpusavę sujungti gagnės, kokie yra tvirtinimo būdai. Taip pat montuosime difuzinę stogo plėvelę, ją tvirtinsime su mediniais tašais. Medinius tašus papildomai kliuosime su sandarinimo juostomis. Taigi visą tai šiandien mūsų video blogo dalyje. Einame darbuotis. Leidžiam. Pradėjome montuoti stogo gegnes bei steiko joist dvitėjinės sijas. Taigi nuo ko reikėtų pradėti stogo montavimo darbus, kada jau yra sustatyti ir suguldyti visi murlatai. Pirmoje vietoje reikėtų sustatyti visur kraštuose kampinės gegnes ir išmatuoti stogo įstrižainės. Ilgius, pločius, statyti stogo visą būsimą kontūrą. Jeigu pas jūs yra statinys sumūrytas teisingai, yra nenuklysta nuo įstrižainių, tai jums bus labai patogu tas įstrižainės iš karto sugaudyti. Kokie būna stogų tipai? Stogų tipai būna įvairios. Būna vienšlaičiai stogai, dvišlaičiai stogai, trišlaičiai, keturšlaičiai. Būna stogai su stoginėmis papildomis. Na, iš tikrųjų labai daug pasirinkimų, gražių stogų. Tad, manau, jūs tikrai išsirinkysite savo patį gražiausią. Na, o mūsų atveju mes turime 3 šlaitų stogą. Namas mūsų yra U formos. Ir visi 3 šlaitai yra skirtingose aukščiuose ir turi tam tikrus nuolydžius. Mes apie juos labai nediskutuosime, tiesiog bendrai parodysime, kaip tvirtiname gegnes, kaip tvirtiname steiko joist dvitėjinės sijas. Tie tvirtinimo būdai yra taikomi visiems stogų tipams. Taip pat prie stogų tipų yra priskiriami stogai su išeinančiomis pastogėmis. Tai yra, kai kada pastogė yra išlindusi fasado atžvilgiu ir tai yra tokie stogai, kada stogas yra lygiai su fasadu. Tai reiškia tai, jog stogas neišlenda daugiau negu yra išlindęs fasadas. Mūsų atveju bus toks stogas, kuris neturės pastogių, kadangi namo išorė buvo pasirinkta medinio stiliaus, tai ir bandysime visą stogą atrišti taip, kad namas atrodytų ir modernus, ir turėtų tokio klasikinio medinio namo grožio. Jeigu jūsų stogė numatoma yra, kad murlatai išlys į išorę ir ant murlato bus statomos gegnes, kurios vėliau bus ir jūsų pastogė, tada yra būtina išnešus gegnes į lauką išmatuoti visas įstrižaines, ilgius ir pločius, tam, kad vėliau dedant stogo dangą pas jūs nebūtų negražių pjūvių, kad stogo danga prasidėtų su tiesia linija ir baigtųsi su tiesia linija. Tad pirmas etapas, sustačius murlatus, yra pasistatyti visas kampinės gegnes ar tai sijas ir išmatuoti jų ilgius, pločius bei įstrižaines. Na, o tada tame viduryje jau matuoti kiekvieną gegnę pagal jums reikalingus atstumus, prisitvirtinti ar tai kampuočius, ar tai kitokius inkaravimo elementus ir susistatyti gegnes. Taigi kaip tai padaryti, mes jums ir pabandysime parodyti. Dalį šio stogo konstrukcijos sudarys steiko joist dvitėjinės sijos. Parodysime, kaip taisyklingai pritvirtinti steiko sijas ant stogo, ant murlato. Ir šiuo metu mes pradedame pasiruošimo darbus, tai yra sustorinti steiko joist sijų kampus, tam, kad būtų įmanoma pritvirtinti su kampuočiais, nes kaip matote, pati sija yra H formos, kai viršuje yra klijuota faniera, apačioje klijuota faniera, o per vidurį eina jau laikančioji faniera. Ir dabar tokiu būdu pritvirtinti siją prie murlato. Na, iš esmės būtų galima vienu iš būdų su varžtais tiesiai per klijuotas medienos briauną tiesiai murlatą. Tačiau mūsų stogas yra
šiek tiek kitokios konstrukcijos, yra labai mažas nuolydis ir konstruktorius mums rekomendavo sijas tvirtinti ne per klijuotą pačią fanierą, o tvirtinti kraštuose. Taigi tam, kad tvirtinti kraštuose, mes turime ją sustorinti. Tai iš abiejų pusių mes priklijuosime klijuotos fanieros plokštes ir papildomai suksime su varžtais tam, kad klijai judami neišpūstų šių plokščių. Tokiu būdu mes būsime siją suvienodinę su apatiniu kraštu ir taip mums bus nesudėtinga pritvirtinti plokšteles, kampuočius tiesiai prie sijos. Taigi darbuojamės. Užpilame šiek tiek poliuretano klijų. Ištepame antrą lentutę, klijus padaliname į dvi dalis. Prispaudžiame prie kraštų priklijuotą fanierą. Mes papildomai susukame su medvaržčiais. Du medvaršiai iš vienos pusės ir du medvaršiai iš kitos pusės. Ir taip priklijuota ir prisukta steiko joist sija, sustorinta, bus labai tvirta ir bus galima puikiausiai tvirtinti visus, kokius norite tvirtimo elementus, tokie, kokie yra pas jūs suprojektuoti. Ir dabar paskutinis etapas prieš keliant ant stogą, tai yra iš karto kampo prisidėvimas. Pas mus yra 7 laipsnių stogo nuolydis, tad kampą, kuris išlys į lauką, iš karto nupjausime 7 laipsnius. Štai taip atrodo suvienodinta steiko joist sija su klijuota jūrinė faniera. Sukeliame ant stogo ir pritvirtiname steiko joist dvitėjinės sijas. Taigi parodysiu, kaip pas mus buvo pasirinktas koks būdas tvirtinti šias sijas. Mūsų stogas yra mažo nuolydžio, yra tik 7 laipsniai. Todėl atitinkamai buvo konstruktorius paskaičiuotos steiko dvitėjinės sijos, jų ilgis, aukštis, storis, briaunos storis ir plotis. Ir mes guldėme tiesiog ją ant kanto, neišpievinėjome kaip gegnėse tarpelio, kad ji gultų vienu sluoksniu, o kalėme kylius iš kitos pusės. O patvirtinimas tai atrodo štai taip, tai yra iš abiejų pusių įdėti sustiprinti kampuočiai ir kampuotis į murlotą yra prikaltas vienimis 7 cm, o į šoną yra prisukta prie pastorinimo iš klijuotos fanieros lankstus varžtai, bei plokštelės tarpusavėje yra sujungtos su stripais. Tai mes pirmą pastatėme vieną kampuotį, pritvirtiname siją, tada pragrėžėme kiaurai skylę, pastatėme kampuotį priešingoje pusėje ir įstatėme strypą, įdėjome poveržlę, su veržlėmis užveržėme. Toks tvirtinimas yra labai tvirtas ir jis visiškai nesusilpnina steiko sijos. Jeigu mes pjautume šią siją kampą, kad jį gultų pilnu svoriu, mes susilpnintume sijos apačią, nes pati sija, kaip vėliau parodysime, koks yra jos pjūvis, tai ši laikančioji plokštuma yra įfrezuota į apatinę briauną, į apatinę fanierą klijuotą ir ji yra įfrezuota beveik iki pusės. Tad jeigu mes išpjautume šį kampą, tai iš esmės mums sija gultų jau nebe ant klijuotos fanieros briaunos, o gultų jau ant plokštumos. Ir šitoje vietoje visa apatinė briauna kaip ir gaunasi, jog kabo ore, jinai nesiremia. Ir laikui bėgant galbūt gniuždymas būtų linkęs ją kažkiek laužti, ją pačią deformuoti. Todėl buvo pasirinktas štai toks tvirtinimo būdas, kada yra išsaugota dvitėjinės sijos briauna, iš šono buvo įkaltas plastmasinis kylis pagal laipsnį ir štai taip tvirtai prisukta tiek priekyje, tiek priešingoje pusėje.
Jeigu stogo nuolydis būtų didesnis, sakykime 15 laipsnių, tada jums būtų skaičiuojamos ir kitokios dvitėjinės sijos. Būtų skaičiuojama tai, kad briauna būtų, mūsų atveju yra 5 cm, būtų skaičiuojama briauna storesnė. Kada briauna yra storesnė, tada jau galima išpjovinėti kaip gegnėse kamputį ir ją guldyti jau visą plokštumą ant murlato. Kada briauna yra storesnė, tiesiog yra palikta daugiau vietos visiems pjūviams atlikti, tam, kad nepažeisti apatinės briaunos. Sukėlėme gegnes ant stogo, dabar jas montuosime ir parodysime, kaip taisyklingai sustatyti gegnes. Taigi turime jau atsimatavę susipjausę visas gegnes pagal mums reikalingus ilgius. Turime visur pritvirtintą murlatą ir iš karto turime pritvirtinę kampuočius. Iš karto sukom kampuočius, išmatavome atstumus, kad gegnės visos gultų vienodais atstumais. Atstumą rinkomės 55 cm, tam, kad vėliau galėtume, nepjausydami mineralinės stiklo vatos, iš karto ją suguldyti į tarpgegnį. Taigi, kokie yra gegnių tvirtinimo būdai? Kada yra, sakykime, stogas status, ten daugiau negu 25 laipsnių yra nuolydis, tada tvirtinimo elementai tvirtinti gegnėme turėtų būti arba kampuočiai, arba tokios kitokias plokštelės, kurių mes dabar neturime, bet jas iš esmės kalasi prie šono murlato ir prie gegnės, tam, kad esant dideliam laipsniui stogas nebūtų linkęs čiuožti į apačią. Kada stogo nuolydis yra mažas, tai sakykime iki 15 laipsnių nuolydžio, tai pilnai pakanka paprastų sutvirtintų kampuočių iš abiejų pusių ir kampuočiai bus kalami vinimis. Tiek prie murlato ir tiek prie gegnės. Taigi turime susižymėję kampuočius, turime užsikėlę gegnę ir dabar gegnė dar yra neapdorota, tiesiog paguldyta ant kranto ir gegnė ant murlato turėtų gulti ne mažiau kaip trečdalio, sakykime, murlato pločio. Jeigu murlatas yra 15 cm pločio, tai esant, nesvarbu kokiam esant nuolydžiui, gegnė turėtų gulti ant murlato ne mažiau 5 cm. Ir tam, kad jį gultų, reikės mums ją išpjauti ir išfrezuoti. Mūsų atveju stogo nuolydis yra labai mažas, jis yra tik 7 laipsniai, beveik sutaptintas stogas, tad mūsų atveju gausis taip, kad gegnė visų savo svorio gulsis ant murlato. Taigi dabar pažymėsiu gegnę ir ją išpjausiu. Visų pirma, dedu su kampuočiu prie murlato išorės ir pažymiu murlato išorę ant gegnės. Tada kampuotį statau ant murlato į 90 laipsnių kampu gegnės atžvilgiu, taip kad šioje vietoje bus pjūvis. Ir tam, kad visas gegnės susistatytume vienodame aukštyje, mes esame apačioje užtraukę virvutę ir orientuojamės pagal virvutę. Jeigu gegnė yra viena šiek tiek aukštesnė, kita galbūt 4-3 mm žemesnė, mes pasižiūrime tarpą nuo virvutės iki gegnės. Tai yra 3 cm ir pasižymime 3 cm ant gegnės. Taigi turime pažymėję pjūvį, dabar paversime gegnę ant šono. Taip pasižymėjome ant gegnės nereikalingą jos dalį, dabar ją išpjausime su tokiu trikampu ir kai išpjausime, gegnė pilnu savo svoriu gulsis ant murlato. Ir šitas tarpas bus pilnai paguldytas. Taip, visų pirma įpjoviau šią trumpąją dalį ir dabar yra keli likusios dalies pašalinimo variantai. Tai dažnas būdas būda toks, kad tiesiog su šią dalį galima iškapoti su kirviu. Bet tai užima nemažai laiko ir reikia pataikyti tiksliai iškapoti tam, kad neiškapoti per daug ir nebūtų ten bereikalingų tarpų, kad nereiktų poliuretano po to pilti.
tai mes šią vietą išpjausime su diskiniu pjūklu. Štai, išėmame nereikalingą gegnės dalį. Jeigu yra kažkokių nelygumų, galima šiek tiek padailinti su kirviu. Ir paguldysime gegnį į savo vietą. Išfrezavome gegnį, pastatėme ją ant burnoto ir esant mažam nuolydžiui, kaip mūsų 7 laipsnių, matome, kad gegnė visų savo ilgių gula ant murnoto ir taip vienodai pasiskirsto gegnės svoris. Pradžioje, kai visur atsižymėjame gegnio būsimas vietas, kampučius pritvirtiname su lankščiais varžtais, iš karto su vienimis nekalėme. Prikalsime su vienimis tada, kada bus sustatytos visos gegnės. Dar kartą patikrinsime, ar tarpai yra vienodai, ar gegnės yra sustatytos tinkamai ir tik tada prikalsime su vienimi. Montuojant stogo karkasą, būna taip, kad kartais reikia sujungti tarpusavėje gegnes. Tam sakykime, kad iškišti į pastogę ar kitose vietose kaip konstrukcinė dalis ir tinkamai sujungti, prailginti gegnę. Mūsų atveju tai yra pastogės iškišimas į lauką, prailginta gegnė gulasi ant murnoto, o jas tarpusavėje mes tvirtiname su stripais. Tai išgręžiame kiaurai visas gegnes į skylę. Kolega, paduokite, prašau, strypą. Ir šaibę. Išgręžę skylę, įstatome strypą 12 mm diametro ir jį įkalame. Kaltą strypą priešingoje pusėje įdedame poveržlę ir veržlę. Kolega, paduokite poveržlę. Ir užsukame veržlę. Užsukame ir užveržiame. Stripų tvirtinimo metodika yra tokia, kad 2, 1, 2, 1. Ir tarpas tarp stripų turėtų būti 30-35 cm. Ir toks sutvirtinimas yra labai tvirtas ir sniegas guldamas ant stogo ties gegnės kraštu tikrai nebus ant tiek stiprus, sunkus, kad išlaužtų šias 5 špilkas. Viename metre turi būti 5 strypai. Turbūt teko pastebėti štai tokias storas ilgas 30 cm vienis. Kamgi jos skirtas? Jas tikrai nėra skirtas dailylentėms kalti, tai yra akivaizdu. Su šiomis vienimis patogiausia yra jungti gegnes tarpusavę. Sakykime, turime atvejį, kada yra praaukštinta gegnė, tai yra 25 cm gegnės ir 10 cm praaukštinimas. Tai tam, kad ši gegnė būtų tvirtai sujungta, visų pirma, galima susukti su ilgais medvaršiais, tam, kad gegnę priveržti. O vėliau papildomai statome, įkalame šitokias vienimis. Išgręžiame su 6 mm diametro grąžtu skylutę, galima ir su 8 mm diametro. Ir įkalame į tą skylutę vienį. Ir gaunasi metalinis kylis, jungiantis tarpusavėje 2 gegnes arba praaukštinimą ir gegnę. Ir toks tvirtinimas yra tvirtas, laikui bėgant nebus linkęs kreipytis į vieną ar į kitą šoną.
Taigi štai tam yra reikalingos tokios dar liaudėje vadinamos jėzusinės vinys. Montuojant stogo difuzinės plėvelės laikantį tašą yra rekomenduojama ant tašo priklijuoti šitokią sandarinimo juostą, kuri vėliau, kada yra tvirtinama prie stogo, prispaudžia plėvelę ir kalant su vinimis, ta plėvelė yra perdarima. Yra perdarima į gegnę, na ir kada yra žemo nuolydžio stogai, galbūt ten vanduo po pavasario, ten nuo drėgmės, nuo kondensato, kada jis yra prisikaupęs, jis tekėdamas per difuzinę plėvelę gali kažkur palysti po laikančiųjų tašų ir po plėvelę kažkur tekėti į vatą. Tai tam, kad to išvengti, yra rekomenduojama dėti sandarinimo juostas. Šitos juostos yra klijuojamos prie medžio, tačiau susidursite su tokiu atveju, kad ta juosta iš esmės sunkiai kimba prie medžio. Jeigu medis yra, tarkim, iš ryto buvo rasa ir jis kažkiek yra drėgnas, tai ta juosta paprasčiausiai prie, jie nekips. Tai mes juostas prisitvirtinam su tom pačiom skobom. Susipjaustam pradžioje tašelius reikalingus mums pagal ilgį, susipjaustame juostas ir tiesiog, kad ta juosta laikytųsi iki galutinio montavimo, ją prišaudame su skobomis ir pilnai laikosi. Guldam ant stogo ir tvirtinama su lanksčiais medvaržčiais, varžtais arba vinimis. Rekomenduočiau rinktis vinis. Taigi montuosime stogo difuzinę plėvelę, dirbsime dviese ir pats montavimas vyksta taip. Vienas žmogus tvirtina plėvelę su skobomis. Pirma yra pritvirtinamas vienas kraštas, kolega ištempia plėvelę, orientuojamas į prieš tai jau pritvirtintą plėvelę yra punktyrinės linijos, iki kur turi užsileisti ant viršaus kita plėvelė. Taigi orientuosimės pagal šios punktyrinės linijas. Taip pat ši difuzinė plėvelė turi papildomai lipnų kraštą, kur vėliau, kada visa plėvelė yra sutvirtinta, nusiklijuoja apsauga ir tarpusavė šitos plėvelės yra suklijuojamos. Tai apsaugo nuo galimo vandens patekimo, kada yra žemo nuolydžio stogai, kada kondensatas bėga, ar tai kalbušoninis vėjas, gali stumtelti atgal ir tas bortelio kraštinės suklėjimas yra labai efektyvus sprendimas. Visų pirma, pritvirtiname vieną kampą, tada kolega orientuodamasis pagal apatinę punktyrinę liniją ištempia plėvelę ir neskubame šaudyti iš karto visų bruselių. Pasižiūrime, kad būtų užleista visur vienodai ir pritvirtiname už ties trečių bruselių arba ketvirtų bruselių. Kada plėvelė yra ištempta, mes visada ją išvyniojame apie 3-3,5 metro, pritvirtiname, tada įtempiame viršutinę dalį, visur ją išlyginame, prišaudame ir stumiamės stogu toliau. Kada plėvelė jau yra prišaudyta prie stogo gegnių, dabar nuplėšime apsauginės juosteles ir plėvelę tarpusavyje suklijuosime. Tarpusavyje ji sulips, štai yra klijų vietos ir taip bus labai sandari. Ant stogo niekada neskubėkite, dirbkite kruopščiai. Into
kada stogo plėvelė yra prišaudyta ir tarpusavėje suklijuota, ties gegnių vietomis dedame tašelius, dar kitaip liaudyje vadinamus makaronus, kurie prispaus plėvelę bei sudarys ventiliacinį tarpą, kad drėgmė nuo stogo dangos, šerkšnas žiemą, pavasarį taip pat drėgmė likus iš pažemos rasojimų visų galėtų išventiliuoti, išbėgti per difuzinę plėvelę į riną. Ant tašelio priklijuotą sandarinimo juostą dedame į stogo pusę. Ir dabar, kai kalsime su vienimis tašelį, mes pradursime skylę plėvelėje, tai yra natūralu. Ir ši sandarinimo juosta užsandarins tuos tarpus, kad vanduo, kondensatas, kažkokia tai rasa, bėgdama per difuzinę plėvelę, nepatektų į tas skylutes. Taigi štai sandarinimo juosta labai puikus sprendimas. Dedame į stogo pusę. Šį laikantį tašą, dar liaudyje vadinamą makaronu, kada yra užklijuota sandarinimo juosta, mes visų pirma prisukame su lanksčiais varžtais tam, kad priverštume tašą prie gegnės. Priveržiame su 3 varžtais, o vėliau papildomai dėl tvirtumo įkalsime po 2 vienis į kiekvieną tašelį. Iš viso bus 5 įtvirtinimo elementai viename 1,20 cm ilgio tašelyje. Kai pritvirtiname difuzinę plėvelę, susukame laikančiuosius tašus, makaronus. Paskutinis etapas prieš stogo dangą yra stogo grėbestavimas. Grėbestuojame su statybinė mediena, dažniausiai tai yra lenta 25 ant 100, kitaip sakant 2,5 cm ant 10 cm. Koks turėtų būti tarpas tarp grėbėstų, priklauso nuo stogo pasirinktos dangos. Kiekvienas padorus stogo gamintojas, parduodamas dangą, jums duos montavimo instrukciją, kurioje bus pademonstruotas tarpas tarp grėbėstų. Na ir sugrėbėstavus visą stogą, belieka tik tais tvirtinti dangą. Tai tiek šiandien darbų. Nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalą bei spausti like. Iki kitų susitikimų. Iki. Iki. Dalį šio namo konstrukcijos sudarys.